Džiaugiuosi, kad atvykote besimeldžiantį Abrozdėlių pasaulį. Pasaulis, kuris tikrai užburia, jeigu tam skiri laiko ir pabandai kažkaip įdėmiai prie kiekvieno, vos ne prie kiekvieno Abrozdėlio sustoti ir pasižiūrėti, kągi jis vaizduoja ir kokią žinią skelbia. Šitie paveikslėliai yra šventi. Bet jie šventi ne todėl, kad vaizduoja šventuosius, arba palaimintuosius, arba Jėzaus Evangelijų kažkokią sceną, bet todėl, kad jie yra įmelsti. Visi tie Abrozdėliai tikrai yra buvę maldaknygėse, žmonės laikė savo rankose, kurios mačiusios vargo. Gyvenimai daugumos buvo tikrai nelengvi, 19-20 amžius paženklintas įvairių išbandymų ir žmonės žiūrėdami į tuos paveikslėlius jautė Dievo artumą. Ir man jie dėl to be galo brangus, nučiupinėti, išmelsti arba numelsti. Iš vis įsivaizduokit, kad žmogui, ypač, sakykime, Smetonos laikų žmogui, jiems tas Dievas yra kažkas švenčiausias, jie su baime prie jo artinas, jie net nedrįsta prie jo artintis ir tada šventieji, visi šventieji jiems tampa tarpininkai. Lietuvoje ypač garbinama mergelė Marija, mes nedaug turim savų šventųjų ir dėl to per ją žmonės kūrė santykį su Dievu, per užtarėją Mariją. Dėl to labai daug yra iš tikrųjų mergelių Marijų ir šitoj parodoj, nes kiekviena troba turėjo tokį Abrozdėlį. Jie išleidžiami buvo įvairiom progom. Pirmiausia, aišku, kunigų šventimams ir vienuolių įžadams atminti. Tai tą matysit, kai kurie paveikslėliai būtent ir su data, su įrašais, koks kunigas švenčia pirmasias mišias, primicijas, dėkoja. Kiti Abrozdėliai yra išleisti kokiems nors minėjimams parapijų, jubiliejaus proga arba misijų proga. Dar kiti yra taip vadinami želabni, laidotuvių proga leidžiami Abrozdėliai. Kaip tik ten matysit, Maironio laidotuvėms yra išleistas atskiras Abrozdėlis. Kai kurie Abrozdėliai nėra galbūt labai gražūs, bet jų įrašai yra nepaprasti. Kitoj pusėj, reverse, aš sąmoningai juos panaudojau, kad matytume tą gyvą santykį, kaip krikšto tėvai dovanoja krikšto vaikui Abrozdėlį, linkėdami, kad saugotų, arba tėvai vaikams, arba kunigai parapijiečiams. Vienas įrašas yra gražus: kunigė Petrai, eik per gyvenimą vyriškai, kažkas panašaus. Žodžiu, tokie paprasti įrašai, bet be galo šilti ir parodantis gyvą tikėjimo santykį. Ant kai kurių yra maldos ir labai gražus lietuviški įrašai, senoviniai tokie: Jėzaus širdies saldžiausia būk mano meilė. Arba kažkur matysit, yra prie tabernakulio vaikelis ir jisai beldžia į tabernakulį ir klausia: Jėzau, ar esi čia? Dar su senovinė tokia kalba C, Z ir E, čia. Tai kiekvienas jų tikrai užburia. Ir linkiu neprabėgti, bet tiesiog kažkam galbūt gims prisiminimai vaikystės, gal rasit savo vardo šventąjį, kuris irgi taps brangus. Lietuvoje tų šventųjų Abrozdėlių paplitimas priklausė daugiausia nuo vienuolijų. Kiekviena vienuolija propagavo savo šventuosius. Dėl to mes turim, pavyzdžiui, nemažai pranciškonų šventųjų, Antanas, Pranciškus, dominikonų šventųjų, tas pats Domininkas, turbūt ir iš moterų, aišku, irgi pranciškonė Klara, šventoji, jezuitų nemažai šventųjų, ypač tokių jaunų kaip Kostka, Aloyzas Gonzaga.
Grinai iš tokių mums brangių Lietuvai, arba Vilniui netgi, aš sakyčiau, tai yra Šventasis Kazimieras, jam keli stendai skirti, va čia prie lango. Paskui matau Jurgis Matulaitis, Teofilis Matulionis, Aušros vartai. Žodžiu, dauguma jų bus sugrupuoti temomis, bet kai kurie stendai, matysit, vaizduoja labai įvairius šventuosius. Ir tada tema jų yra tas pats laikmetis. Pavyzdžiui, secesijos laikotarpis labai trumpas, tai čia kažkur tarp tų stendų, man atrodo, matysite. Lietuviai irgi leido savo abrozdėlius Smetonos laikais, Baltrušaičio leidykla. Ir tie abrozdėliai yra ypatingi tuo, kad labai tokie ir vaikiški, ir jaukus, kalėdiniai. Taip paprastai bus Jėzulis, vaikelis, vaizduojamas įvairiai, tai su kryžium, tai su avele. Ir gėlių, lietuviškų gėlių ornamentų. Tai čia matysit, maždaug po šitoj pusėj kažkur. Dabar keletą abrozdėlių, kurie man yra brangus, kuriuos noriu pristatyti. Tiesa, kai kurie matysit yra su aksominiais rubeliais. Kiti yra su kvarbatkom. Daugumos kvarbatkėlės nudraskytos, nes aišku labai trapu, žmonės meldėsi. Ir man net gražiau, kad jie tokie aptrinti, apsilupinėję. Tai rodo, kad jie iš tikrųjų atliko savo funkciją ir kvietė žmonės maldai. Parodysiu keletą, nuo ko prasidėjo šita kolekcija. Jinai prasidėjo maždaug prieš 20 metų nuo vieno paveiksliuko, kurį man padovanojo kunigas Julius Sasnauskas. Ir tas paveiksliukas, va čia yra stende, Jėzus su grandinėmis. Jėzus kūdikėlis su grandinėmis, meilės grandinės. Aš dabar žiūrėdamas į šitą paveikslėlį suprantu, ką Paulius turi mintį, sakydamas, esu Jėzaus kalinys. Iškai yra supančiotas Kristaus meilės. Kai kurie yra, na, va čia va tie lietuviškieji su gėlių motyvais. Ir čia, ir paskui va ten kalėdiniai, visur, kur matysit Jėzulį. Parodysiu seniausią šios parodos eksponatą ir vertingiausią. Tai yra Vilčinskio atspaustas abrozdėlis. Jisai yra čia, sąmoningai čia įdėjau į tokią įmautę, nes labai trapus. Vaizduoja mergelės Marijos karūnavimą. Tai yra, žodžiu, žolinių iškilmė. Ir apačioje matysit įspaustą kvarbatkėlėse vytį. Taigi yra labai lietuviškas paveikslėlis ir pats seniausias. Kai kurie yra tokie nacionaliniai, Lenkų vėliavos matysit, bet ir šiaip čia reikia suprasti, kad kiekviena tauta mėgina savo prisijaukinti šventuosius arba Dievo motiną. Pavyzdžiui, jeigu Kretingoj paklaustumėt, kur gyveno Antanas, tai visi pasakys, kad Kretingoj jis gyveno ir tikrai nieks nežino, kad jis yra kilęs iš Portugalijos. Bet jisai tiek savas, tiek brangus, kad tiesiog su juo susidraugauta ir imta laikyti savu. Tas pats su mergele Marija, jeigu jinai buvo žydaitė, tai turėjo būti juodų plaukų, turbūt kumpa nosim. Bet mūsų mergelė Marija geltonkasė, mėlynų akių, žodžiu, labai lietuviška, labai patraukli ir dėl to, kad norim ją prisijaukinti. Čia kaip tik vienas iš abrozdėlių su tokiais aksominiais rubeliais. Jų ir daugiau rasit visoj parodoj. Ir čia daugiau mažiau temomis suskirstyta Marijos gyvenimo. Ant palangės šventas Pranciškus, šventas Antanas ir vyrai, vienuoliai šventieji, tiek jėzuitų, tiek seleziečių Bosko. Paskui ramiai galėsite apžiūrėti, dar noriu parodyti abrozdėlių. Čia pavyzdžiui Marijos Kaupaitės Dievo tarnaitės ir Pažaislio vienuolynas, kur jos dar tebegyvena. Jos pačios seselės dekoruodavo tuos abrozdėlius. Taigi nors ir atrodytų atvaizdai tie patys, bet gėlės skirtingos.
Ir yra įrašas rašytas pačios Kolpaitės, jinai pasirašydavo motiną. Ir čia pasirinkusi Jono ištrauką kažkuriai sesutei, matyti vilktuvių progą, dovanojo: jei jūs mane mylite, laikysite mano įsakymus, motina. Čia labai dviprasmiškai, žodžiu, seseliai dovanojama, primenant ir klusnumo įžadus. Nepatingėkit paskaityti įrašus, reverse, kitoj pusėje, jie tikrai yra labai šilti, labai nuoširdus, labai stebinantis. Dar vienas stendas yra ypatingas, štai čia jis yra su relikvijomis, 3 laipsnio relikvijos, priklijuotos prie brozdėlių. 3 laipsnio tai reiškia, kad paimta medžiaga pridėta prie šventojo kūno arba šventojo drabužių ir tada įklijuota į abrozdėlį. Tai čia yra ir Antano, ir Jono Bosko, Teresėlės, Sopočko palaimintojo relikvija. Vienas abrozdėlis prie Matulaičio Jurgio, ten stendo bus, ant kurio parašyta: su šitu paveikslėliu buvo priliesta palaimintojo kakta. Taigi yra, ir tokių tikrai labai sakralių dalykų, galima taip sakyti. Čia Kazimierui labai norėjosi skirti, kadangi mes turim jo palaikus ir kaip jis buvo vaizduojamas. 19 amžiaus pabaiga su kvarbatkėlėm, vienas jau nudraskytas, bet pasižiūrėsit ir paskui vėlesni jau, bet skirti Kazimierui. Pirmasis pasitikiu tavimi, Jėzau pasitikiu tavimi, paveikslėlis išleistas tuoj po paveikslo nutapimo. Jis dar visai kitoks, bet pamaldumas jau yra. Ir tomis priemonėmis, įsivaizduokit, kaip jie išgaudavo tą kokybę, kurios šiandien labai trūksta, nes prie daugumos paveikslėlių vargu ar mes galėtume melstis. Prie šitų tikrai norisi melstis. Angelas sargas, jam angelams skirti stendai, be galo irgi jaukus, gražus. Ir pabaigai, daug nekalbėdamas, nes noriu palikti jūs su tą parodą asmeniškai, įdėjau ir savo primicijų paveikslėlį. Parodos prezentacija, štai čia. Mėginau kopijuoti Aušros vartų Mariją, kurį originalas yra ten, matysit, vienam iš stendų. Neįmanoma šiais laikais atspausti su kvarbatkėlėm paveiksliuko. Tiesiog 21 amžiaus technologijos nepajėgios to padaryti. Man siūlė ir su lazeriu, ir visokiais būdais nieko. Žodžiu, viena vertus einam į priekį, kita vertus viskas eina pigin, paprastin. Ir dėl to šita paroda jinai skirta tam, kad jūs saugotumėt. Jeigu turit kur namuose savo senelių, prosenelių, kalbėkit su anūkais, su proanūkiais, kad išsaugotų, tai gali būti šeimos relikvija. Bet jeigu jau nutiktų taip, kad nėra vietos kur tam abrozdėliui, tai žinokit, kad šita paroda yra auganti paroda, keliaujanti paroda. Ir aš tikiu, kad vieną dieną visą tai atiteks turbūt bažnytinio paveldo muziejui ir jie perduos ateities kartoms. Paroda yra nemokama, žodžiu, tiesiog įsitraukit, džiaukitės, erdve, paveikslėliais, bet jeigu norėsit paremti, yra išeina tokių dėžutė, kuris skirta Valavičių koplyčiai. Mano ir jūsų svajonė, kad ta koplyčia kuo greičiau atvertų vartus ir kad ten irgi galėtume melstis ir džiaugtis Vilniaus ir Lietuvos perlu. Viena, netgi sakyčiau, ne viena gražiausia, o gražiausia koplyčia Lietuvoje. Tai palaipsniui jau ten vyksta darbai, tikrai reikia labai nedaug, bet turim išlaukti, iškentėti ir vieną dieną galėsim džiaugtis ne tik šitų kupolų, bet ir tą koplyčią. Gražios parodos, nerkite į maldos pasaulį ir išeikite iš čia truputėlį šventesni, šviesesni ir brangesni. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje,
dabar ir visados